Jurgis Jankauskas, 26 numeris Natas Genutis, 32 numeris Kentaro. Ir skelbimo dabar susitikimo. Čia štai tokia proga galėjo būti. Keliamas kampinis ir gerai, pakeltas kamuolys ir čia. Dar kartą siunčiamas kamuolys. Ir čia galėjo būti proga, čia šiokia tokia sumaištis buvo baudos aikštelėje. Keliamas kampinis ir, aukštai kyla Vykintas Gaudiešius, išsipergalė ir prieš Hegelmanų dublerius, ir 4-0 prieš Kauno Žalgirio B. Ir čia štai toks smūgis. Čia Lee Min-woo atliko labai pavojingą smūgį. Kontaktą teisėjas pražangos neįžvelgia. O čia smūgis iš toli. Mohamedas Ali Sidibė. Žemas kamuolys Lee Min-woo ir Nikita Komisarovo perdavimas. Čia štai toks stiprus labai smūgis. To vaisto, kad pavyktų nukenksminti šiauliečių gynybą. Čia Nikita Komisarovas, Bekaje. Gali siųsti kamuolį baudos aikštelę ir Vilius Šivickas dar kartą tvarkosi. Po kurių visgi Marijampoliečiai laimėjo. Čia gerai paleidžiamas dabar Kazimas į priekį. Ir ką darys Kazimas? Renkasi smūgį puolėjas. Paimti, bėgti tikrai į priekį. O čia štai tokia klaida ir Deividas Pipiras gali pasižymėti. Ir nepavyksta šiam, čia labai grubi. Galima sakyti ir išskirtinės kiek rungtynės. Čia toliau po šios atakos ir krenta įvartis. Ir Deividą Pipirą atrodo sveikina komandos draugai. Čia tik tais pakalbėjau, jog norėjau pakalbėti apie išskirtinumą šių rungtynių, kad niekaip nepralaužė. Įžaidžia kamuolį, Sergejus Amirzijanas kelia kamuolį baudos aikštelę, pavyksta. Čia pats Sergejus ir smūgis! Drebina dabar skersinį, taip pat nugalėti šiauliečiams Kretingiškius. Čia pavojingas, štai toks reidas ir koks įvartis! Labai gražiai čia dabar pasižymi Kretingiškiai. Dar kartą Jansonas kelia kampinį, ant pirmo žmogaus bandė tenais tą padaryti, nepavyko tenai sugauti kamuolio Vykintui Gaudiešiui. Ir tenai šansą turėjo. Čia štai toks įvartis įkrenta. Čia Jansonas. Čia pagal liniją praleidžia kamuolį. Bekaje iš karto suranda Patriką Mvegbo. Gali smūgiuoti Deividas ir įvartis! Dublį pelno Deividas Pipiras. 3-1 rezultatas tampa čia 83 minutę. Kretingiškiai šiandien gali švęsti dar kartą. Iškovoto 6 pergalės iš tiek pat galimų. Ir vėl kylama į pirmąją vietą.